Čia kalba Amerikos balsas iš New Yorko. Pirmąją transliaciją į Lietuvą pradėdamas, Amerikos balsas šią Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktuvių dieną turi malonumą sveikinti visus savo klausytojus Lietuvoje ir plačiajame pasaulyje. Man buvo 17, pradėjom draugauti tais pačiais metais, jis pasipiršo, kai man buvo 18, ištekėjo, kai man buvo 22, numirė, kai man buvo 60, tai visas mano gyvenimas susietas su Romu. Pirmas pasimatymas buvo Fellini filmas, ir graikų restoranas. Maždaug kokius 60, 61, 62 metais buvo pirmas mūsų susitikimas ir jis buvo 2 metais vyresnis, o vaikam ir jaunuoliam jau 2 metai yra didelis amžius, didelis skirtumas, jau beveik man jau jis tada atrodė kaip vyresnis žmogus, bet mūsų susitikimai visada būdavo malonus, tai aš labai džiaugiausi, kai jis pagaliau ištekėjo už muzikės Emilijos Pakštaitės, kadangi mes nuo vaikystės pažįstami ir panašius kelius perėję vyrai. Patys geriausi, sakykime, draugai yra tie, kurie kartais susipyksta. Dabar aš neatsimenu, kad aš būčiau susipykęs su Romu. Nu tai mes buvom, sakykime, mes buvom kolegos ir daugiau negu pažįstami. Draugai, taip. Taip, aš iš jo mokiausi, taip. Ir iki mūsų susitikimo, kai susitikom, sakau, aš vaikystė, baig, nepradėk čia tu man, baig. Aš čia jūs klausydavau. Pirmą kartą aš jį pamačiau per Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą, kai jisai atvažiavo, ir tai buvo Dievas iš Amerikos balso. Reikėtų pamatyti, kaip atrodė Romas gyvas, ta prasme, tai impozantiška jo figūra, jo neužmirštamas ir su nieko nesupainiojamas balsas. Ir mes tada ten žiūrėjom, tie visi jaunikliai, kurie dirbo Sąjūdyje ir prie suvažiavimo, buvo kažkas tokio. Nors man pavardė keistai skambėjo toks Sakadolskis, tas skambesys. Čia daugiau jau toks poetinis mano girdėjimas. Sakadolskis. Kažkas iškilnaus tame, kažkas gražaus tame yra. Aš maniau, kad mes esam tikrai artimi bičiuliai, bet kaip man pasakoja Emilija Sakadolskienė, tai aš buvau atrodo, kad buvau vienas iš tų žmonių, su kuriais jis labai artimai bendravo ir tai jeigu jis mane kur nors, kam nors yra pavadinęs savo draugu, tai aš tik tai džiaugiuosi dėl to. Praktiškai aš susipažinau su juo, kada jis jau buvo turbūt 18-17 metų. Aš jau buvau, kaip sakant, pažengęs stipriai į priekį. Tačiau mūsų likusieji gyvenimo metai tikrai buvo savotiškai produktyvūs ir naudingi, kadangi idealai ir tikslai buvo tie patys. Labai greit vienas kitą supratom ir aš tuo metu, turėjau, kaip sakant, susidaręs sąlygom perimti lietuviškos radio programos Margutis kasdieninės, kuri, kaip sakant, Čikagoje buvo, sakyčiau, viena iš pagrindinių jungiančių grandžių visų sluoksnių, visokio amžiaus lietuvių, kaip sakant, veikla besidominčių žmonių ir, aišku, visų mūsų tikslas buvo laisva ir nepriklausoma Lietuva. Romo balsas tai mano visa vaikystė. Aš nuvažiuodavau į kaimą pas močiutę, nes mieste Amerikos balso radiją trukdydavo ir tu negalėdavai girdėti. Kaune stovėjo specialūs tokie siųstuvai sovietiniai, kurie būdavo tam įjungiami, kad eterė viskas birbtų ir tu negalėtum dorai suprasti, ką kalba užsienio radijo stotys. Kai nuvažiuodavai į kaimą,
tai tų siųstuvų keliamas triukšmas prislopdavo ir tu puikiausiai ramiai galėdavai klausytis Amerikos balso. 6 val. Vakaro mes su močiute sėsdomės prie radijo imtuvo ir Romas pradėdavo. Kalba Amerikos balsas iš Vašingtono. Labą vakarą ar labą dieną, jau gerai neatsimenu, malonūs klausytojai. Ir Romas man yra pats pasakojęs tokį bairį, kad jie stengdavosi pačias svarbiausias naujienas pasakyti per pirmą minutę, nes žinodavo, kad sovietai, kaip ir viską darė sovietai blogai, tai jie ir trukdydavo blogai. Jie kol įjungdavo, kol ta aparatūra sušildavo, žodžiu, visi visur dar girdėdavo pirmą arba antrą minutę laidos. Paskui jau daug kur pradėdavo nebesigirdėti. Jie suspėdavo, stengdavosi visas svarbiausias žinias greitai pasakyti, o tada jau toliau klausydavomės mes su močiute kaime arba kiti panašus tokie klausytojai, kuriems leisdavo klausytis. Romas buvo laisvės balsas. Ir laisvės balsas ir dar diktoriaus pavyzdys, nes jis labai aiškiai ir gražiai kalbėjo lietuviškai. Romas neturėjo jokio amerikoniško akcento. Čia žmogus gimęs Vokietijoje, pabėgėlių stovykloje, užaugęs Jungtinėse Amerikos valstijose, ten baigęs mokslus, neturėjo amerikietiško akcento. Ką tai kalba apie žmogaus kultūrą? Romo Sakadolskio balsas, kaip ir dauguma truputį vyresnių, aš jau nekalbu apie mano tėvelius, bet ir man, skambėdavo kaip Amerikos balso balsas. Voice of America maždaug kalba Romas Sakadolskis iš Vašingtono. Ir moterys, oi, čia Romas Sakadolskis, kur pranešimus darydavo. Tai tie momentai buvo iš tikrųjų. Ir sakau, tas komunikacinis efektas jo balso ilgai. Ir dabar dar kur daini, taip sako, atsimenam balsą. Neatsimena, ką kalbėjo, bet balsą tai tikrai. Pirmas dalykas, ką apie Romą įsimylė, yra jo balso tembras. Romo balsas buvo ir gražesnis, ir tvirtesnis, ir jaunatviškesnis. Taip sakant, nežinau, kiek jis mokėsi būti, sakykime, radioškininku, bet man atrodo, jis buvo pavyzdingas. Pats labai tiko jo balsas. Imponavo tai, kad ir Romas Sakadolskis puikiai kalba lietuviškai, nes aš buvau pradedęs manyti, kad tarp Amerikos lietuvių nėra švariai ir grinai lietuviškai kalbančių. Taip išėjo, kad vieną gražią dieną, reiškia, jau man esant, kaip sakant, pažįstamam ir bendrai dirbančiam bendrai darbą su jaunu studentu Romu Sakadolskiu. O aš jau vadovavau Vargučių radijo visai, kaip sakant, organizacijai. Jisai buvo turbūt 20-21 metų amžiaus, kada jisai taip kažkaip tai bendraujant užsiminė, sako, man būtų įdomu irgi įsitraukti į Margučio veiklą. Sakau, kodėl ne, pabandykim. Ir jisai atėjo, žinoma, nebuvo pirma diena tučtuojaus mikrofonas atdaras jo veiklai. Prisimenu, kaip šiandieną padaviau jam porą prekybinių skelbimų. Kaip sakant, taip Amerikoje, taip kaip yra ir čia, reiškia, tarpą žinių, reiškia, programos metu skaitydavom, reiškia, prekybinius skelbimus. Ir jisai perskaitė ir man, kaip sakant, bendraujant niekad neatkreipiau dėmesio. Bet tuo metu, kada sėdi prieš, kaip sakant, kameras arba, kaip sakant, radiofonę prie mikrofonų, ypatingai stebi kiekvieną išsakytą žodį. Ir jis man staiga nušvito naujomis spalvomis ir balsu, ir taisyklingumu savo kalboje ir panašiai. Padėkojau, praėjo dar kuris laikas, vėl pasikviečiau jį ateiti, pabandyti dar truputį ir buvau įsitikinęs, reiškia, kad mes jį turim bet kokią kainą nepaleisti ir prisilaikyti Margutyje. Ir jisai išgirdo, kad Amerikos balsui reikalingas bendradarbis. Jisai kreipėsi į mane ir sako, žinai, aš norėčiau pabandyti išeiti į plačiosius vandenis. Ir aš tada Romui sakau, kodėl ne? Tada sako, jeigu taip, tada man reikalingas rekomendacinis laiškas. Žinoma, aš tą rekomendacinį laišką parašiau. Jisai buvo iškviestas į Vašingtoną, išbandytas,
kaip sakant, ir jiems be galo iš karto jokių abejonių neliko apie jo, kaip sakant, visas prigimtas, sakant, privalomus jo balso, jo skambesio, jo lietuvių kalbos ir panašiai. Ir jisai nuo 1973 metų įsijungė į Amerikos balsą. Romas Sakadolskis niekada nedėstė man tąją įprastinę akademinę prasme, jis niekada nebuvo mano dėstytojas, bet aš jį vadinau ir visada vadinsiu savo geriausiu mokytoju, dėl to, kad jis mokė mane dirbdamas. Jis dirbo Amerikos balso lietuvių tarnybai, aš irgi dirbau Amerikos balso lietuvių tarnybai iš Lietuvos ir iš tikrųjų viskas, ką aš išmokau žurnalistikoje, ko man labiausiai reikėjo žurnalistikoje, yra tai, ką aš išmokau per tuos pokalbius su Romu Sakadolskiu. Aš kartais galvoju, kad gal ačiū Dievui, kad mes neturėjom darbinių santykių. Kad jeigu būtų kokie nors darbiniai, o jisai yra prisipažinęs, kad jis kaip redaktorius, jis nepripažįsta jokios demokratijos. Bet jis yra diktatorius. Ir Amerikos balse taip pat. Kai jį pavyko čia pervilioti į VDU, tai buvo, daugam netikėta. Labai netikėta, kad jis būtent bus dėstytojas čia. Jūs neįsivaizduojat, kaip jis ruoždavosi paskaitom ir kaip jis mylėjo savo studentus. Ir man atrodo, kad tas ir atsispindėjo. Tais laikais Romas ten 16 valandų sėdėdavo darbe, kartais ir nakvodavo, grįždavo visiškai išsekęs. Jis buvo labai atsakingas žmogus. Už tai, kad tiek, kiek įsidėjo darbo paruošdamas paskaitas. Wow. Mūsų kolegė, viena jauna, pasiryžo studijuoti VU tuo metu ir nuėjo pas Romą į paskaitą ir grįžo tokia, tarsi skeptiška. Ką iš čia reiškia? Romas Sakadolskis. Pasidėjau, aš paklausiau, nieko čia ypatingo. Sakė, tik paskui aš supratau, kad visą tai aš jau, ką jisai sakė, ne visą tai, bet didumą dalykų, ką Romas pasakojo per tą kursą, per paskaitas, jinai jau buvo girdėjus iš mūsų, iš savo bendradarbių. Kokius jis turėjo hobį? Jis irgi mėgo pakeliauti, bet kažkaip jo darbas buvo jo gyvenimas, jo hobi. Viename jis nebuvo labai sportiškas, fiziškas. Hobis buvo nueiti į teatrą, į koncertą. Aš jį priverčiau pamilt operą. Jis privertė mane James Bondą ir mokslinę fantaziją pamilt. Tai buvo notarus mūsų gyvenimo būdas. Reiškia, mes ir prie kavos ir prie stipresnio gyvenime, reiškia, stiklo alaus arba vyno pakeldavom ir už tą pačią Lietuvą, ir už tą pačius, reiškia, mūsų darbus. Taip, kad bendraudavom ir socialiniai, ir praleisdavom labai maloniai laiką. Ir ne tik tai prie kavos, susitikdavom ir prie vyno. Ir taip mes bendraudavom. Mes su vyru buvom nuvykę į Vašingtoną pas juos su Emilija. Tai, ta prasme, tai nebuvo tik tai formalus bendradarbių ryšys. Mes tikrai buvom geri draugai, nepaisant, kad ilgainiui tas ryšys susilpnėjo ir dėl visokių priežasčių buvo nutrūkęs. Bet kai mes susitikdavom su Sakadolskiu, tai daugiausia prisimindavom Čikagą. Bendrus draugus, bendrus kelius ar nebendrus. Taip, nes tai buvo įdomiausia. O kas liečia, sakykime, žurnalistiką Lietuvoje, tai šiek tiek ir apie tai irgi kalbėdavom.
Čia kai atvažiuodavo šiek tiek trumpesniam laikui, tai jisai atsiveždavo visokių maisto produktų. Padažų, ryžių, ruošdavo. Tada jis gyvendavo pas amžinatilsį kompozitorių Antaną Rekašių, Žvėryne Vilniuje. Ir imdavosi paruošti kokią nors, mums tada iš viso nepažįstamą, egzotišką vakarienę. Kinų virtuvės, kokią nors, meksikietiškai arba... Aš prisiminsiu visada, reiškia, kinų vakarienę, kažkokią saldžiarūgštę, kur ant stalo buvo ir tabasko padažas, neragautas. Ir aš kažkaip pradėjau taip intensyviai varvint tą padažą ant ryžių ir jis taip sakė, klausyk, būk atsargus. Aš po sovietų kariuomenės man atrodė, kad aš viską galiu valgyti ir dideliais kiekiais. Bet buvo jo tiesa, aš per daug prisivarvinau tą padažą. Jisai sakydavo, Tiesiog, matai, arba žiūrėk. Ir kadangi aš iš tų laikų mes buvom mokomi, kad yra negerai, tai aš ilgai su tuo kovojau, o kokius nors pastarosius 3 metus labai dažnai sakau tą žodelį nes paaiškėjo, kad tai nėra joks blogas žodis. Kad jis būtų labai išrankus, nepasakyčiau, bet pas jį būdavo tokia frazė, jeigu kažką pagamini naujo, įdomu, tai žinok, kad jau to patiekalo daugiau nebegamink. O kaip pilietis, tai jis labai nemėgo tos iš Sovietijos atėjusios korupcijos. Jis visą laiką čia būdamas bandė kovoti su užsakomaisiais straipsniais. Čia jam buvo tikrai tokia sritis, kur matė prasme kovoti. Ir tiesiog, kad žurnalistas būtų atsakingas, o ne nepaperkamas, tai bent paskutiniam tam etape čia buvo pagrindinė misija, man atrodo. Tai jis kaip smalsus, čia geras žurnalistas, jam buvo duotas kambarys, bet jis nutarė pasivaikščioti po viešbutį. Ypač, kad, taip sakant, išeit iš viešbučio, tai, man atrodo, irgi turėdavai gauti leidimą. Bet jis nuklydo į 2 aukštą ir jis atidarė 2 aukšte, atidarė duris, jos atidarė čia ir matėsi daug besisukiuojantis tie rulionai, kur magnetofoninės juostos. Reiškia, kokios beveik virš 10 juostų sukiojasi ir jis suprato, kad įrašinėjama kažkas, ir buvo žmonių su ausinėmis klausančių. Tai jį iš karto išvarė, sako, čia jums neleidžiama. Tai sako, o kodėl, ką jūs darote, čia ne jums klausti, jūs grįžkite į savo kambarį. Ir paskui jis gavo įspėjimą, kad jeigu dar kartą kišnosi ten, kur jam nepasakyta, kad gali kišti, tai gerai, nebus išvarytas iš Lietuvos, kai kuriem net ir tą buvo pasakoma, bet niekados nebegaus daugiau vizos. Roma pasilaikyti draugu, nes jis tikras profesionalas, jis ir geras žurnalistas spaudos, ir geras radijo žurnalistas. Taip, kad jo įnašas, mano supratimu, yra kaip gabaus, talentingo ir, reiškia, profesionalaus. Mano supratimu, kad jisai drįstų pasakyti iš profesionalų korespondentų, radijo, televizijos kaip po tokios, jis turbūt yra vienas iš rikiuojasi į 1. Lietuvos 10.
visada naudojuosi, kalbėdamas apie Romą, kito mūsų bendro bičiulio Ryto Staselio puikaus žurnalisto pasakymų, už kurį geresnio nėra ir nereikia. Kad kelis kartus papietavęs su Romu Sakadolskiu, aš apie žurnalistiką sužinojau daug daugiau negu absoliučiai visos žurnalistikos studijos ir knygos, kurias aš gyvenime skaičiau ir mačiau ir turėjau. Kita vertus, ką Romas tai savo mokymais, tom paskaitom, ką jis atnešė ir paliko mūsų kartos žurnalistams, tai aš galvoju, kad vienas dalykas įrankiai, profesiniai įrankiai. Jisai sugebėdavo paaiškinti, kaip yra geriau padaryti, ką reikia daryti, kad tu padarytum, kad būtų padaryta. Kaip padaryti interviu, kaip padaryti reportažą, kaip susirasti informaciją. Antras dalykas yra etika. Ir trečias, ko gero, pats svarbiausias tiem bepročiams, naujiesiams bepročiams Lietuvoje, tai buvo atsakomybė. Kad jis sugebėjo taip padaryti, kad išaiškinti, įdėti mūsų galvas tai, kad laisvės nebūna be atsakomybės. Turbūt mes su Romu, aš buvau tik pabaigus žvėrišką vertimo darbą Amerikos valstybės departamentui, už kurį man sumokėjo žymiai per daug pinigų, net neprisipažinsiu čia kiek. Ir kadangi tai buvo netikėti pinigai, sakom, važiuojam į kelionę. Mano gyvenimo svajonė buvo safari Afrikoje. Man atrodo, aš per daug Tarzano filmų prisižiūrėjau vaikystėje su tėvu. Bet Romo į Afriką, aš niekaip negalėjau. Tai man reikėjo imtis kitokios taktikos. O jis nuo pat mūsų susipažinimo kalbėdavo apie Kontikį ir Velykų salą. Sakau, gerai, tokios taktikos imamės. Važiuojam į Velykų salą. Ir jis taip pat daug kalbėdavo apie Galapagų salas. Tai sakau, jeigu jau skrendam į tą pusę, tai važiuojam į Galapagus. Aš sakau, Maču Piču yra tarp Galapagų ir Velykų salos, tai dar pridėkim ir tą. Tai buvo tokia viso gyvenimo kelionė. Jis turėjo įvairiausių sveikatos problemų, bet paskutinė sveikatos problema vėžys, tai mes tik sužinojom kokius 4 mėnesius prieš mirtį, kad jau 4. stadija ir per vėlų kažką daryti. Man iš tikrųjų yra labai miela, kad jo dėka aš grįžau į studijas, aukštojo mokslo. Jis prieš, matyt, kad galiu papasakoti šitą istoriją, jis prieš išvažiuodamas, jau paskutinį kartą sugrįždamas į Ameriką, jis išgavo iš manęs pažadą, nežinau, kodėl jam tai buvo labai svarbu, kad aš sugrįšiu ir baigsiu bent jau bakalaurą. Ir aš, taip sakant, jam tą pažadėjau. Ir tada, kai jau teko skristi į jo laidotuvės, mane už krapo pasigavo Emilija. Taip gerai už krapo pagavus, pasakė, kaip tavo pažadas? Ir aš supratau, kad aš neturiu jokių šansų persiderėti, jo labiau atsisakyti ir taip toliau, nes nebuvo su kuo jau persiderėti, Romas buvo išėjęs. Ir man buvo labai miela, aš savim netgi didžiavausi, kad lygiai per jo 71 gimtadienį aš apsigyniau bakalaurą. Korektiškumas, ištikimybė amatui ir profesijai. Tai svarbiausi dalykai, kuriuos jis visada visiems teigia. Rimtas, solidus korektiškumas. Grįžkim prie ištakų.
Ką žurnalistas gali? Labai nedaug. Ką žurnalistas žino? Labai nedaug. Ką jis gali pasakyti? Kad žino ir gali nedaug. Tai yra padorumas žurnalistikoje, esminis dalykas, kurį reprezentavo Romas. Už tai taip jo trūksta dabar. Taip trūksta, kai Romo nėra. Aš manau, kad tai jo asmenybė. Kaip sakant, čia jau nieko nepadarysi. Jis išaugo, subrendo toj lietuviškoje aplinkoje, jam lietuvybė buvo jo asmenybės dalis. Tai nebuvo, kaip sakant, pastangos tapti ar ką nors padaryti, kad aš įrodyti, kad aš esu lietuvis. Jam to nereikėjo. Tai jis sklydo iš jo, spinduliavo iš jo, jis gyveno to gyvenimo. Jisai gerbė žmogų, gerbė jo nusistatymą. Jeigu ir nesutikdavo, reiškia, jis pajėgdavo jį išklausyti ir, kaip sakant, pasilikti prie savo nuomonės, bet to pačiu ir pagerbdamas ir jį klausančiojo nuomonę. Tai yra, kaip sakant, aš galiu tą patvirtinti, reiškia, ginai, kadangi aš buvau šalia jo ir mačiau jo nusistatymą. Aš Romui esu papasakojęs apie save tokių dalykų, kur ten tėvam nepasakojau niekada. Ir jis tikrai žinojo apie mane daugiau negu mano tėvai. Man jis buvo labai geras. Ir sakau, aš kai pradedu kalbėti su savo, reiškia, etiniais reikalais, su savo sąžinė, mano sąžinė kalba jo balsu. Toks prieštaringas, reiškia. Jeigu man jau taip sakau, tai kažkur norisi truputį užnešti, sakau. Kada užneša ant posūkio ir pradeda, reiškia, Romas iš ten kalbėti, sustoji. Romas Takadolskis man visų pirma yra mano mokytojas ir be jo aš tikrai nebūčiau tokia žurnalistė, kokia esu šiandien. Nežinau, gera ar bloga, bet nebūčiau tokia. Nuoširdus žmogus, tikintis žmogumi ir gerbianti tą žmogų. Jis buvo toksai, vat Romas, mūsų Romas. Romas Takadolskis man visų pirma yra mano mokytojas ir be jo aš tikrai nebūčiau tokia žurnalistė, kokia esu šiandien. Nežinau, gera ar bloga, bet nebūčiau tokia. Nuoširdus žmogus, tikintis žmogumi ir gerbianti tą žmogų. Jis buvo toksai, vat Romas, mūsų Romas.